kitaip gali būti vadinamas nualpimu. Šiandien pasimokysime, kaip jį atlikti. Jeigu labai gerai kojų oda kimba prie metalo, šiek tiek patogiau yra atlikti su kelnėmis, bet pripratus, atidirbus techniką, viskas ok yra ir su šortukais. Taigi, pirmiausia, su savo kūnu bandysiu sukurti trikampį naudojant ir stulpą. Viena trikampio linija yra stulpas, kita yra linija nuo mano rankų iki pečių linijos arba krūtinės. Trečioji linija yra nuo mano kojų pirštų galiukų iki pat pečių arba krūtinės. Tai turim 3 linijas, krūtinė yra tolimiausias taškas nuo stulpo, šiek tiek pajudėsiu į priekį ir griūsiu atbulomis. Kojos apsiglėbs stulpą ir nusileisiu į apačią. Taigi, keli dalykai. Labai svarbu stovėti ant pirštų galų, nes mažiau bus trinties su žeme ir lengviau praslysiu. Visą šitą laiką sukinio metu neprarandu kontakto su žeme, velku pėdas. Kitas dalykas yra pasirinkimo laisvė. Ar aš noriu dėti rankas va taip, ar sukeisti vietomis. Tai kaip jums patiks, taip galite padaryti. Šitaip krūtinė bus labiau atsivėrusi, šitaip šiek tiek labiau atsisuksite į stulpą. Kitas dalykas, krūtinė yra ta, kuri sukuria inerciją šiame sukiny. Tai reiškia, jeigu aš prisiplosiu labai arti ir neturėsiu to trikampio, nebus pakankamai inercijos. Tai reiškia, sudarau trikampį, švelniai į priekį, atgal ir slystu, kol klubai pasiekia žemę. Dažna klaida, ypač pradžioje, yra labai stipriai įsikibti į stulpą ir jo nepaleidinėti. Tai būtinai leidžiu rankom slysti, kad klubai atsisėstų ant žemės, o nepakibčiau ore. Kada reikia sulenkti kelius? Parodysiu iš galo. Kai griūnu atgal, kažkuriuo metu mano kelio linkis paliečia metalą. Tai yra signalas, kad turiu pradėti lenkti kelius ir aktyviai slysti į apačią. Parodu dar kartą. Keliauju, paliečiu, lenkiu ir slystu, prisėdu. Idealiai turėtų stulpas nepabėgti, kažkur nelikti ten. Ar šičia, turėtų likti tarp kojų. Tai jeigu laiku slysiu į apačią, nedvejosiu ir nelaikysiu labai stipriai įsikibusi, ir jeigu sulenksiu kelius, kai tik tai kelio linkis paliečia metalą, viskas bus ok. Parodu dar kartą iš galo. Tai stoviu čia, sudarau savo trikampį, švelniai į priekį, atgal krūtinė žiūrima stulpo ir sulenkiu kelius, prisėdu.